Sveiki. Šiandien mums atsivėrė tema apie neužaugusius suaugusius. Kuri paliečia mus praktiškai kiekvieną gyvenimo dieną, sutinkant žmonės, kurie galbūt yra pagal pasą 30, 40, 50 ar daugiau metų, bet jų vidus yra neužaugęs. Ir kaip su tokiais žmonėm bendrauti, kaip su tokiam žmonėm elgtis ir kaip juos atpažinti. Aš atpažįstu, kad retas žmogus yra pilnai užaugęs pagal savo amžių, kuris yra pase. Ir regis tai aktyvuoja baimės, tai uždaro baimės tą augimą. Ir tada, kaip aš pastebiu, kad tada žmoguje yra noras įrodinėti kažką kitiems. Yra noras būti didesniam už kitus, pavyzdžiui, veržtis į labai aukštas pareigas darbe gali būti, arba bendravime, kad visą laiką būtų pagal jį jo kryptis, kad tik tai nebūtų kieno nors kito kryptis. Baimė, kad kažkas jį pamažins, baimė, kad užgoš, baimė, kad jo nesimatys, arba jis bus nesvarbus, arba jau nedaug dievė, jeigu kas nors kritikuoja arba sako, kad kažkas nepatinka apie jį. Va, tokių požymių pastebi žmonėse, kurie yra neužaugę suaugusieji. Ir tada žmonės neadekvatus situacijai, viskas daug jėgos metama į tai, kad įrodyti, kad žmogus yra daugiau užaugęs negu yra. Ir aišku, tada nėra atsipalaidavimo, nėra tiesiog ramaus jautimo savo sekos, nuolatinė pastanga prižiūrėti, ar tik jo kas nors nemažina, ar tik kitas savęs nedidina, ar tik jo kas nors negožia. Stiprus ego, stiprus, kad būtų pagal mane, o ne pagal kažką kitą. Dažnu atveju nemokėjimas elgtis su pinigais. Ir negalėjimas būti ilgai su vaikais, nes vaikai jie labai daug paduoda meilės energijos ir ta meilės energija kaip šviesa apšviečia žmogų ir neišeina nematyti savo skylių, neišeina nematyti savo ribotumų, jeigu tai yra neužaugęs suaugusiais, jis nenori matyti savęs, koks jis yra. Jis nori matyti save įsivaizduojamą, manomai labiau užaugusi. Jo, aš manau, kad čia iš tikrųjų šitas dalykas, augimas, jis yra neatsiejamas su, sakykime, toj pačioj reikšminime. Mažai tikimybės, kad jisai auga, nes jisai laikosi įsikabinęs į kažką tokio, ko gal visai net ir nėra. Jisai įsivaizduoja, kad, sakykime, viską žino, automatiškai save stabdo nuo mokymosi, nuo žinojimo daugiau, nuo sužinojimo, nuo kažkokių tais pamokų, nuo kažkokių kitokių žmonių pastebėjimų. Ir tas reikšmingumas, aš įsivaizduoju, kol jisai nėra paleistas, tai labai sudėtinga augti kaip asmenybei. Vėlgi reikia žiūrėti, iš kur tas reikšmingumas kyla, nes aplinkoje matom tikrai daug žmonių susireikšminusių, daug žmonių gal net, sakykime,
sakykime, sudėtinga šnekėti, gal net ir visi mes esam kažkuriom lygmenį šiek tiek susireikšminę, nes visiškai, ta prasme, žmogaus be susireikšminimo vis tiek, aš manau, kiekvieną žmogų galima užkabinti kažkokiam lygmenį, sakykime, ir pamatyti tą jo susireikšminimą, tik tiek, kad pas vienus jisai paviršių ir labai akivaizdžiai matosi, o pas kitus jis gal yra iš vis subtilus ir kažkokioj vienoj, sakykime, srity sferui gal kažkiek, nes susireikšminimas ir susireikšminimas, augimas čia du dalykai, kurie, sakykime, šalia eina ir vienas kitą, sakykime, kontroliuoja. Ir pilnai neišjautus to, nesupratus, nesuvokus to savo susireikšminimo vienoje ar kitoje sferoje, augimas neįmanomas. Ir tekia iš tikrųjų daug žmonių pažinti, kur atrodo ir kitus žmonės moko, ir moko, kaip gyventi reikia, ir moko kažką į tą pusę, ir vis tiek tam tikrose srityse išlenda ir labai, labai aiškus savęs kelimas, susireikšminimas, netgi pasigyrimas toks, kur, ir manau, gal kiekvienas iš mūsų pastebim kai kuriuose dalykuose, kad aplinkiniai taip elgiasi, gal tas irgi kažkiek mūsų užkabina, sakykime, tokioje realybėje gyvenam, kur vieni kitus kažkuriam lygiai iki kažkokio laipsnio kopijuojam, nuo mažens kopijuojam, kaip tėvai daro, kopijuojam, kaip aplinka elgesi, o aplinkoje to susireikšminimo labai daug. Ir kol mes išsigryninam, ateina laikas, sakykime, turi praeiti nemažai to laiko. Ir džiaugiuosi, kai žmonės supranta, kai žmonės geba pripažinti, kad vienoje ar kitoje srityje jie yra susireikšminę, kai geba priimti iš aplinkos kritiką, sakykime, arba pastebėjimus, nežinau, čia vėlgi kaip mes tai įsivaizduojam, vieni įsivaizduoja, kad tai kritika, bet kiti tai gali įsivaizduoti kaip pamokas, kai naudingas, labai brangias pamokas, kai žmonės iš aplinkos to pasako, kad kažkur pas tave yra dalykų, su kuriais reikėtų dirbti. Įdomi tema, iš tikrųjų. Jo. O kokius jausmus tu jauti, kai sutinki žmogų, kuris yra neužaugęs suaugęs? Vat kokie jausmai tau kyla, kokios reakcijos viduje? Iš tikrųjų, anksčiau pykdavau ant žmonių, kodėl jie taip elgiasi, kodėl jie, sakykime, daro taip, kaip atrodo neturėtų elgtis. Bet paskui su laiku suvokimai ateina labai tokie paprasti ir elementarūs, kad, sakykime, penktokas negali pykti ant pirmoko, kuris nemoka kažko daryti, ir kad pirmoko, sakykime, tas visa pasaulėžiūra yra tokia, kokia pirmai klasiai normali, ir, sakykime, kaip būdamas penktoku gali pykti ant pirmoko. Tai vat, kai šitą modeliuką įsimeti į gyvenimą, tai tada paprasčiau atrodo, tada net gal ir suvokti tos žmonės priimti daug paprasčiau ir nepykti ant jų, ir džiaugtis, kad irgi eina tas pamokas, mokinasi, kažko išmoksta. Ir tame grožį tada galima įžvelgti, o ne per tą pykčio prizmę žiūrėti ir
kodėl čia vat taip, o turėtų būti, sakykime, šitoj situacijai kažkaip protingiau pasielgta, bet vėlgi sakau, tą klasių modelį įsidedam ir viskas labai, labai gražiai suvokiama. Galima pykti ant kūdikio, kad jis dar nemoka vaikščioti, Tai va, bet taip. jo, juokingas Taip, pyktis. būtent jo, čia tas modelis, kuris geriausiai jį pasiemus galima suprasti ir atleisti tiem žmonėm. Ir jiegi tikrai nėra blogi, jie viskas su jais gerai, ir Jie tiesiog savo Taip. etape. taip. Kas žiūrit, gal turit kažkokių pastebėjimų ar klausimų apie šią temą, kurią mes kalbam, tai jeigu jums norisi, rašykit. Taip, man tai kyla atjauta ir kai kada nuostaba. Tai, kad, taip yra, tokia reakcija, žinai, tokia elgsena. Gerai įvardinta emocija, iš tikrųjų nuostaba, jo. Bet jinai trumpalaikė, nes paskui tas ateina suvokimas, kad žmogus dar mokinasi ir kad viskas gerai. Mes visi mokinamės, mes nesam baigtiniai kažkokioj stadijoj, nes baigtinės stadijos nėra. Ir todėl kažkas su mumis bendraudami gal irgi labai daug mato, sakykime, dalykų, kuriuose dar mes galim pasispausti ir išmokti. Ir tai yra gražu ir netgi labai priimtina, kad žmogus pastebėjęs kažką ateitų, pasakytų ir tuom leistų dar vienu laipteliu užaugti, pakilti ir sakykime, susivokti kai kuriuose dalykuose, kurių gal nematom, nes iš išorės mus daug greičiau žmonės gali praskanuoti, negu mes patys kai kada. Sąmoninga mokinystė jau tam tikras užaugimas. Taip. Noras mokytis ir tiesiog leisti kitiems šnekėti savo jausmus, kurie kyla, tokius, kokie jie kyla. Nebandyti pakeisti jų jausenos, nebandyti įrodyti, kad jie turi kitaip jausti. Arba kad jiem turi atrodyti kitaip, arba kad jie turi kitaip reaguoti. Mane labai išlaisvina ta akistata su faktu, pamačius, su kokio amžiaus žmogum turiu reikalų. Taip. Nes aš jeigu matau, kad, tai, kaip tu sakai, žinai, pirmokas ar ten penktokas, tai... O iš jo tikėtis kaip jau iš 12-ko. Taip, tai jau čia būtų iš mano pusės kvailystė, žinai. Būtent. Veidrodžio efektas, jo pasižiūrim, kad čia jau mes patys, kaip sakoma... Nebandyti tempti jo, žinai, į aukštesnę klasę. Ir kartu galbūt yra žmonių, kurie mes atrodytume visiškai neužaugo suaugusiai, žinai. Tai aišku, tai įsivaizduot, sakykime, kad mes kažkas tai tokio, tai čia vėlgi yra susireikšminimas, tas pats vėlgi yra. Jo, visą šitą situaciją, jeigu žiūrim kaip per žaidimo prizmę, tai ir kaip sakyt, ir klysti yra teisinga, ir išmokti, ir priimti viską, ir nepriklausomai, ar žmogus tau piktai pasako kažką, kad tu ten kažko nepadarai, ar kad tu kažko nemoki, ar gražiai pasako, kiekvieną tą pastabą išnagrinėti, sakykime, priimti, išnagrinėti ir pažiūrėti, ar tai yra tiesa, ar tai yra tik tai žmogaus kažkoks pyktis, norėjimas įkast. Nes taip irgi būna, sakykime, kai žmonės mato, kad kažkurioje situacijoje konkrečiai tu esi nelabai jau pakabinamas
žmonės ir vis dar bando Taip. užkabinti ir jiem, kai nesiseka, jie dar labiau pykčio įgauna, jiem tada iš vis pradeda žiūrėti, iš kurios pusės čia tave, kur čia ta silpna vieta ir kur čia lengviau pramušti ir kuo tų silpnų vietų mažiau, tuo tie, sakykime, žmonės, manipuliatoriai, jie daugiau, sakykime, to pykčio gauna, nes nėra. Atotrankos. Jo, nėra būtent energija į vieną pusę eina ir viskas. Ir įdomus dalykai iš tikrųjų. Man dar labai padeda matyti, kad iš tiesų žmogus kalba savo skausmą. Jis kalba savo baimę, būt nemylimam, tik tai labai keistų būdų. Ir iš tiesų jisai ko trokšta, tai trokšta meilę. Taip. Bet tokia reakcija, agresija yra tik tai labai stiprus poreikis, labai stiprus neradimas to. Būti mylimu ir suprastu. Sakykime, kad jis priimtų, suprastų ir mylėtų. Viskas. Ir visi. Ir apskritai visur tai vyksta, visose sferose, visose aplinkose. Tie patys komentarai po kažkokiais tai, netgi po gražiom istorijom, vis tiek atsiras, kurie, sakykime, parašys kažką pikto, nes jiem patiem blogai. Būtent ir tą reikia suprast. Iš tikrųjų daugelis žmonių užsidėję, sakykime, kaukės, viduj verkia mažas vaikas, bet uždėta daug kaukių ir per tas kaukės veikia ir sakykime, kitus bando žeminti, bando prisibelst kažkaip, jo. Jausdami, kad gal ten galima gauti meilę. Jo. Jo, ir aš tokiu atveju, kai susiduriu su tokiais žmonėmis, aš tada einu į tą pokalbį ir sakau, gerai, kas konkrečiai manyje tau nepatinka. Ir ar tu savyje tai turi? Ir tada, jau keičiasi pokalbio kryptis. Tada nukrenta greitai kaukės, tada bus. Kai išeina neteisti, tokia sąmoninga būsena, kad išeina neteisti, nevertinti, o tiesiog mylėti, atjaust, leis taip jaustis tau žmogui, atrodo, ir atsipalaiduoja kažkaip, išbyra tų jausmų krūvis ir paskui vyksta atsipalaidavimas, galiausiai atsiprašymas, galiausiai susidraugavimas, galiausiai išsipildymas. Gražu, kai taip vyksta, iš tikrųjų gražu, kai taip greitai transformuojasi ir žmogus daug laiptelių į viršų užlipa ir daug suvokimų ir išmokimų ir gražus dalykai iš tikrųjų, kai taip nutinka, kai žmogus atsiveria ir parodo tą visą skausmą, dėl ko jis taip bendravo, kur jam skauda, kokia situacija neišspręsta. Kai einam į tą tikrąją situaciją, kuri visą tai atvėrė. Jo, iš kurios kyla visas tas, sakykime, dalykas. Kai į mane ateina toks nepasitenkinimas, pyktis, kažkokia agresija, tai aš tiesiog iš karto žiūriu, kažkoks žmogus beldžiasi manęs ir negali švelniai, jam neišeina. Jame yra tiek skausmo, kad jis beldžiasi tokiu per aplinkui būdu, bet jis beldžiasi to, ką galėtų tiesiai paprašyti. Man trūksta dėmesio, man trūksta meilės. Aš nežinau, kaip man būti laimingam. Ir būtent susireikšminimas ir neleidžia žmogui taip tiesiai šviesiai ateiti ir pasakyti. Tada sako, tu toks, tu taip, tu tą, tu ne taip, tu kažką, žinai. Ko čia aš iš tikrųjų? O dabar tada dar pabandom panagrinėti šitą giliau, iš kur tas susireikšminimas, kodėl ta kaukė yra, kodėl žmogus iškart negali ateiti, ar mus taip mokina elgtis, ar dėl ko visą tai vyksta, sakykime, kad žmogui vidui blogai, bet jis užsidėjęs 3 kaukės ir jisai... Nesako, kaip jaučiasi. Jo, ir jisai eina per gyvenimą, sakykime, ir įžeidinėja kitus, nors galėtų, sakykime, pripažinti
surast, kas jam padėtų, viską išsispręs daug greičiau, paprasčiau ir gyvenimas daug gražesnis taptų. Bet jisai eina tokį kelią aplinkui ir ne faktas, kad jisai, sakykime, suras tokį žmogų, kuris pamatys, ko jam reikia, o paprasčiausiai toliau eis, sakykime, įžeidinėdamas kitus, gaudamas atgal įžeidimų, ir ta, sakykime, tokia, kaip viskas vyksta, vieni kitus, kaip sakoma, vieni su kitais pykstasi ir iš tos pačios varpinės vieni kitiem varpai skambina. Jo, tai va, iš kur tas kyla dalykas, kaip, kad žmogus, kad žmogus netiesiogiai, o prisidėjęs kaukių ir savo stiprybę kažkokią visiškai iliuzinę ir tiesiog jinai trapi kaip ledas pavasarinis ir su ja eina per gyvenimą. Tai vat kas šitoj vietoj, iš kur visą tai kyla, kas mus tai moko. Man regis, kad aš matau tą vaizdą, žinai, kaip iš tikrųjų tai vaikas, kuris stovi ir sako, mama, apkabink mane. Ir man regis, kad tai yra baimė pasakyti savo jausmus nuoširdžiai, nes patirtys, kurios susikrovė, kai nesilaikoma subordinacijos šeimoje, kai vaikas sako savo jausmus mamai, o mama sako savo jausmus atgal. Gaunasi, vaikas negali išsilaisvinti. Ir kai vaikas negali išsilaisvinti, o mama pila savo jausmus atgal, tėtis irgi pila savo jausmus atgal, tada gaunasi, vaikas turi tokį krūvį jausmų, kurio pats negalėtų susikurti. Jis turi tokį krūvį, nuo kurio ateina jausmas, kad galiu numirti nuo jausmų. Ir paleist nėra kur, nes ką be pasakytum, eina atgal. Ir aš tokią patirtį esu patyrusi, kai, kaip vaikas ir negauni didžiulių krūvių ir neaišku, visas dreba, žinai, atrodo, visa sistema dreba, neaišku, ką toliau su to daryti. Ir tada ateina protas iš baimės, kuris sako, geriau nesakyti. Geriau apsimes, geriau. Geriau, jeigu nemalonu, tai geriau nesakyti. Nes iš to 50% gaunasi 350 ir tada... Prasme, kad atgal gausi su kaupu, iš tos pusės. Atstumimas, apkrovimas. Tai visa tai kyla dėl to, kad nesubrendę žmonės sulaukia vaikų. Panašu, kad tai. Ir sakykime, vaikus augina ir, sakykime, patys tėvai būdami vaikais negali nieko duoti, sakykime, ir dėl to visą tai karta iš kartos keliauja. Ir tada neužaugusių kartos gaunasi jau, tada tėvų neįspręstas santykis su jų tėvais, vaikas neturi pavyzdžio, kas yra suaugęs žmogus. Ir kaip, jį stiebtis ir kokiais būdais, vaikų darželis gaunasi. Giminės balius ir visi vaikai, žinai. Krūva kartu. Jo, ir kaip išspręsti tokią situaciją, tai aš jantu, kad bet kuris iš šitų vaikų, kuris neužaugęs, nors yra suaugęs vadinamas, bet kuris išspręsdamas savo užaugimą, gali padėti kitiems užaugti. O ne kitus nustumti užaugimą, o save užauginti. Jo, nes tada gaunasi dėmesio stoka, visi dėmesio stokoja tada. Visi nori mamos dėmesio tada, o tos mamos nėra. Tai dabar galim galbūt ir trumpai žingsnius kažkokius pasakyti. Pirmas žingsnis tikriausiai pripažinti, kad dar esi neužaugęs. Čia pats sunkiausias, nes čia kaip pase ten, sakykime, 40-50 metų ir pripažinti, kad vis dėlto dar esi neužaugęs, nors biologinis kūnas jau, kaip sakoma, gerokai subrendęs. Tai tikriausiai čia pirmas pats sunkiausias žingsnis. Išmintingai sakai, man atrodo.
O toliau kokie, sakykime, žingsniai seka, kaip tau atrodo? Apsižiūrėti savo pirmąją tarnystę. O pirmoji tarnystė, tai mes ateinam kaip vaikai tarnauti pirmiausiai tėvams. Taip. Išpildyti savo tarnystės kaip dukters ir sūnaus. Taip. Ir jeigu šitoje vietoje yra neišpildymas, tai išpildyti. Taip, viskas stoja, jeigu šitoje vietoje reikaliukai nesusitvarkė, visi nesutvarkyti. Tada mes negalim tapti nei seserę, ten ar brolių kokybiškai, nei kaimynų, nei anūkų, nei antra pusė. Kokia antra pusė? Taip. Taip, tada ir antra pusė, ir ten jau verslininkų, ir ten dar kažką. Niekom negalim tapti kokybiškai pilnai, nes pirmas vaidmuo apsivėlęs. Ir man įdomu stebėti, kai su žmonėm konsultacijas ten mes einam į tai, ir kai jie auga ir užauga. Tai nuostabu, kaip keičiasi kokybė gyvenimo, santykio su savim, su kitais, tas gebėjimas matyti kitų neužaugimą ir užaugimą, jį pastebėti, nes jeigu žmogus neužaugęs, tai jo dėmesys yra ne į kitus, jis yra į save. Kaip man tai, kaip man tas, žinai. Ar man duoda, ko aš noriu, ar neduoda. Praktiškai visą laiką matuojama per tą siaurą matuoklę. Jo, siaurą vienas, sakykime, tarpas labai nedidelis viso to, pro kurį pasaulį matom. Taip, ir tada tas užaugimas, man atrodo, yra išsiplėtimas, kai jau matau daugiau visumos. Bent truputį daugiau visumos, negu tik aš ir mano poreikiai. Ir man toks jausmas, kad tas užaugimas yra, kai jau ego pradeda sveikti, širdis pradeda atsidarinėti ir vis daugiau žmonių gali tikrai kokybiškai patekti į mano meilės erdvę. Taip. Ir tada jie patenka ir jie ten iš ten niekur nedingsta, kaip besikeistų ten skyrybos, vedybos ar kažkas, jie vis tiek lieka. Tik tai aš jau sąmoningai kuriu tą ryšį, kaip kalbu, pavyzdžiui, jeigu skyrybos, ne, tai kitokiam vaidmenį, bet vis tiek tas ryšys yra suvokimas, kad nieks nepasibaigia ir neprasideda, ne? Tada kažkaip, kitas požiūris į tos pačius dalykus. Ir branginimas tiesiog žmonių, kurie yra, kaip mokytojai, kaip patyrimo nešantis, laišką nešėjai. Tai va tai. Ir aš sakyčiau, kad yra gera augti, nes pilnai užaugę mes niekada nebūsime turbūt. Taip. Bet yra gera augti sąmoningai, tai leisti savo nemokėti, leisti savo mokytis ir leisti kitiems mokytis ir mokytis kartu. Tai vat kaip ir sakau, per žaidimo prizmę visą tai žiūrėti, nes jeigu mes pradedam labai rimtai žiūrėti, kad gyvenimas labai rimtas dalykas, tai tada labai sudėtinga, nes iš visų pusių viskas spaudžia ir atrodo, čia tai viskas rimta, kad čia nedaug dievė žingsnis ne ten, o kad visi žingsniai, kaip sakoma, yra tik tais ten, kur ir reikia. Tai šitą suvokiant iš tikrųjų nereikia taip rimtai žiūrėti. Ir tobulai išpildyti nieko neįmanoma iš tikrųjų. Vis tiek kažkur čia tiek procentų, čia tiek, žinai. Jo, kaip ir šnekėjom kažkada, tobulumas, apibrėžimas, kas tas tobulumas. Tada jeigu žinosim apibrėžimą, gal bandysim kažkurią situaciją įkišti ir gal bus, bet čia aišku, čia tik tais hipotezė, nes iš tikrųjų nėra tokio tobulumo, kas tas tobulumas. Ta prasme, kas yra tobulumas? Čia yra žodis, kuris kaip lapas rudeninis skraidžia ir jis prie nieko neprikabintas, jisai tik yra žodis, nes tobulumas, aš dabar bandau sumastyti, kas gyvenime yra tobulumas, ta prasme, iš tų tokių dalykų. Tai, kas yra dabar. Sakykim, jo, tai gali būti, tai, kas yra jo, teisingai, tai, kas yra dabar, jo. Mylėti tai, kas yra, ne tai, ko nėra. Tai, kas yra dabar, jo. Nes galvot, kad ten kažkur kažkas bus, kažkada tobulai dar kažkur ir praleis visą tai, kas dabar vyksta, tai vat. Didelė kaina. Čia ir yra netobulumas tikriausiai, jo. Jo, ir aš pastebiu, kad tie žmonės, kurie va tam mažiau užaugime, kad jo yra tas tobulumo siekis. Ir noras
save ir kitus sudėti į tą tobulumą, žinai, kažkokį savo tobulumą Būtent, įsivaizduojamą, būtent. kuris nėra tikras iš Būtent. tikrųjų, jisai yra tik tai įsivaizdavimas. Jis yra Ir kad jeigu būsiu įsivaizdavimas. geras, tada jau mane mylės, būsiu Taip. toks, tada mylės. Bet Galiu tai- mylėti tik tai tokį. Jo, bet tai vis tiek tas įsivaizdavimas yra įskiepytas iš aplinkos kaip kažkokia sėkmės formulė, kad, aš pasižiūrėjau, tobulumas ten įima materinius dalykus, materialinius dalykus. Tobulumas namas, mašina gera, šeima, ten, nežinau, dar kažkas tai tokio. Ir čia tobulumas. Ir pagal tai važiuoja ir siekia to tobulumo. Ir net visą tai turint, vis tiek tas tobulumas nėra išpildytas, nes jis yra kažkur tais, jo, nes jis, dar reikia dar. Ta prasme, aš nesu čia ir dabar, sakykim, Ateity toksai. taip, jo, tas, sakykim, ir visas dėmesys kažkur išblaškytas, kadangi išblaškytas daug energijos atima ir iliuzijas kūrė, kad, sakykim, tai dar reikia dar jachtos. Tada bus gerai. Jachta bus tada jau tikrai bus gerai. Ne, viską turiu ir jachtas tikrai čia. Bus tada viskas gerai. Paskui jachta žiūri, kad gal per trumpa ta jachta, reikia ilgesnės jachtas. Paskui kažkas vis tiek gal, kad malūnsparnis dar į tą jachtą nusileistų. Ir taip, kaip sakoma, visi iki to tobulumo, kur kažkas kažkada pasakė, kad kažkur jisai yra ir kad jo reikia labai kažkur toli ieškoti ir siekti. Realiai tai ateities baimė. Ateities baimė, kad aš nepajėgsiu, kad aš negalėsiu, kad pritrūks, kad neįvertins, kad pritrūks dėmesio, kažko pritrūks. O tas baimė, kad pritrūks ir nepajėgsiu, tai ir yra, kad jeigu žmogus prisikrovęs vaidmenų, kurie yra dar ne jam, ne jo užaugimui, jisai visada jaus įtampą ir baimę. Taip, stresą papildomą. Kad jam gyvenimo yra per daug, kuris yra. Taip. Ir tada noras nustumti atsakomybę kam nors kitam. Ir apkaltinti kam nors kitą už tai, kad jis taip jaučiasi. Neprisimti atsakomybės, aš taip jaučiuosi, nes aš taip reaguoju, nes tai kyla iš mano neužaugimo. Jo, ir kartu viską, ką mes pasakam, tai mums taip atrodo, mes taip patiriam, mes taip suvokiam. Tiek mūsų sąmonė aprėpia, tai nėra nei tiesa, nei netiesa. Tai tiesiog mūsų atrodymas. Mes iš to jų mokinamės patys iš to. Būtent nereikia sakyti, kad ten kažkas, sakykim, kažką įrodyti norim, ar kad kažką parodyti, kad kažką išmokė labai esame, mes paprasčiausiai savo pratybas rodom, pagal kurias patys gyvenam. Čia mūsų pratybų sąsiuvinis atverstas. Patiriam kažkokias situacijas ir jos atveria mums temas. Arba vidinės situacijas, arba išorinės situacijas. Ir tai aktyvuoja mus dalintis ir taip kartu su jumis augti. Tai čia mūsų tiesiog augimo būdas. Dalinantis kartu. Po 5 metų žiūrėsim šitą video, jauksime. Kokias nesąmonės šnekėjom. Nes žiūrėsim gal iš dar kitos klasės. Kažkas dabar irgi iš kitos klasės žiūrės. Ir gal taip pat, sakykime, mąstys ir labai, aišku, įdomu būtų sužinoti ir kažkokių tais patarimų išgirsti. Rašysim savo nulius už šitą pamoką. Patarimus, bet patarimus, kaip pasakyti, ne iš tų kaukių, sakykim, kurios užmestas ir aš piktas viduj norintis meilės, bet iš tų, kur sakykim, kur jaučia, kad mums kažką galima naudingo patarti ir augimui, jo. Ne tiesiog šiukšliam apipilti. Neverkimui, kad pamatykit, išgirskit ir mane, nors aišku, tokie žmonės irgi visą laiką yra laukiami ir sakau, labai gražu matyti, kai transformuojasi žmonės, kaip keičiasi jų pasaulėžiūra, kaip labai dideliais žingsniais, sakykime, per 12 metų mūsų mokyklų, sakykime, normalių mokyklų, dabar apie mokyklas, kurias visi ėjom
kiek žmogus išmoksta ir paskui kiek žmogus išmoksta teisingai, sakykime, Sąmoningiau. interpretuodamas visą tai, ką priema, visą tai perdirbdamas per save, suvokdamas, priimdamas, o ne atmesdamas. Nes gal net nuo pat mažens mums tėvai geriau kažko linkėjo, sakykime, kažkuriuose situacijose, bet mes gal ne viską priimdavom, mes gal daug ką atmesdavom, kaip ir iš aplinkos. Kažkas gal pusiau norėdamas įgelt kažką pasakydavo, bet būdavo tame ir tiesos, bet mes paprasčiausiai ne. Aš geriau žinau, ne? Taip, ir visa tai, sakykime, stabdymas tas buvo. Ir kai žmogus visą pradeda priiminėti ir jisai per pusę metų tiek užaugo, kaip per 12 metų mokykloje neužaugo, tai labai gražus dalykai. Aš jaučiu pilnatvę jau. Gerai. Dėkui, kad žiūrėt. Kas žiūrės dar, nes čia dabar kaip ir laivas buvo. Ir labai būtų iš tikrųjų įdomu, malonu, kad pasidalintumėt bet kokiom įžvalgom, kurios kyla. Net jeigu jos ir būtų visiškai iš tų kaukių ir sakykime, pasižiūrėt, kas ką mąsto, iš kokių, sakykime, iš kokių sluoksnių į visą tai žiūrit. Dėkui Jums.